Saulėlydis kas 2 metus. Ką reiškia bienalės formatas? Bienalės, kaip meno renginio formatas, indikuoja, kad kas 2 metus vis kitas kuratorius ir kūrėjai, turėdami naują temą, susiburs pradėti diskusijas apie kraštą, miestą ar regioną, kuriame vyksta renginys. Šių metų bienalės pavadinimas Saulėlydis kas 2 metus atskleidžia, kad tai tęstinis procesas, kuris formuos šiuolaikinio meno diskursą Klaipėdoje ir pritrauks nacionalinio bei tarptautinio lygio menininkus. Pasaulyje vyksta daugiau kaip 300 tarptautinės ir vietinės reikšmės meno renginių, tokių kaip bienalės, vykstančios kas 2 metus, pavyzdžiui Venecijos ar Kauno bienalės, tokių kaip trienalės, vykstančios kas 3 metus, pavyzdžiui Baltijos ar Vilniaus tapybos trienalės, tokių kaip kvadrienalės, vykstančios kas 4 metus, pavyzdžiui Prahos ar Lietuvos šiuolaikinės dailės kvadrienalės. Bienalės kuratoriaus užduotis yra sukurti kontekstą jau esamiems kūriniams ir naujiems meno darbams. Taip siekiama pasikviesti žiūrovą naujai pamatyti jau žinomus darbus arba išvysti, kaip kūriniai, esantis toje pačioje parodoje, atskleidžia naujų temų.